Sveiki visi, na ką, jau senai iš tikrųjų nedariau video, buvom labai stipriai užsijėmę naujo klubo savo atidarimų, tai ką, sveikinuosi iš jūsų iš Wellness Hubo, tai čia yra mūsų sveikos gyvensenos mitybos klubas, kur mes ateinam pusryčiauti, pasikrauti geros emocijos, geros energijos, tai vėlgi čia yra meniu, matot, ar ne, bariukas, atsisės kažkur pasėdėti su žmogum, pasikonsultuoti, apie mitybą, apie savijautą, rezultatus apžvelgti, mitybą apžvelgti, tiesiog truputėlį palaikyti tą ryšį. Čia toliau turim lentą, kokie pas mus aktyvumai vyksta, kokie mokymai, kokios kelionės, kur mes važiuojam, kokiam partneriam. Čia kas vyksta klube vakare, užsiregistruoja, nusiskanuoja QR kodą, gali užsiregistruoti, reiškia, kažkokį tai vakarinį užsiėmimą, tai galbūt masterclassas, tai mitybos pamokėlės, tai galbūt kažkokia fokus grupė ir panašiai. Taip, toliau mes turim atskirą salę, kur mes darom mokymus, čia toks biškeidas, tai vėlgi tiesiog irgi turim kur prezentaciją pasidaryti, turim kur atsisėsti smagiai, toliau turime atskirą tokią kaip ir kabinetuką, nežinau kaip čia pasakyti, kur mes galime savo kažkokį tai žmogų, gal klientą pasisodinti, pasikalbėti, aptarti irgi reikalus privačiai, ar ne, kad sakant, gal ne visi žinot, nori kažką išgirsti. Tai toliau, ką mes čia dar turime, aišku, ten turime visus kitus dalykus, virtuvės jų neberodysiu, bet yra čia matosi rubinėlė, visi kiti reikaliukai, tai kas yra svarbu, to, ko daugiausiai reikia ir tai dabar labai vyksta intensyvus, kaip sakau, pildymas, ar ne, tai tiesiog ieškom vėlgi klientų, paieška, skanai, kūnos desanalizės, pakviečiam papusryčiauti, pakviečiam į masterclassą, tai ta prasme tikrai yra tų užsiėmimų fainų ir kaip ir minėjau, visą laiką mes vėlgi ieškom tokių žmonių, kurie irgi galbūt norėtų užsiimti panašią veiklą. Tai, žinot, visą laiką yra visas know-how padarytas, visas kelias nueitas, kaip ką pasidaryti easy peasy, tiesiog reikia imti ir daryti, bet pradžiai yra aišku kiti procesai, daryti, tikėti, paragauti produktą, ar tinka, ar patinka, ar sistema patinka, ar žmonės patinka, jeigu viskas čia kipikiai, važiuojam. Jeigu ne, yra kitokių tikrai puikių projektų, yra kitų verslų, kurie irgi lygiai taip padaro ir kiekvienas atranda savo, tai ką jisai nori surasti, atranda savo žmonės, savo aplinką, savo vertybės. Tai ir tas ir yra iš tikrųjų versle gerai, kad tu visą laiką gali kažkokį tai pasirinkti, kurie tu kryptim nori eiti ir tas verslas iš tikrųjų evoliucionuoja. Pradžioje atrodo vienaip, po metų atrodo kitaip, po 3 dar kitaip, po 5 dar kitaip, visą laiką gali augti, gali neaugti, bet tos stagnacijos arba tokio stabilumo versle nėra, tai jeigu ieškot stabilumo, tai žinokit, čia tikrai jo nerasit. Visą laiką kažkokie iššūkiai, visą laiką kažkokias tai, nežinau, problemų sprendimas, bet jeigu tau patinka tai daryti, tai tikrai tada viskas yra tvarkoj, tikrai galima daug ką nuveikti. Bet jeigu ne, geriau į darbę, būti, dirbti ir nesukti savo galvos, grįžti namo, ištisi kojas, darai ką nori ir panašiai. Tai trumpai tiek ir iki sekančių.